Labas rytas. O, jau filmuoju, pasirodo. Pirmadienis šiandien yra, ne? Mano rytas yra labai rytas. Bet gal prastesnis buvo net ne rytas, o vakaras vakar. Nes man labai pradėjo skaudėti galvą. Pradėjau verkti net. Labai stipriai. Maniau, kad tikrai čia bus nuo tų blynų kasdieninių, kur jie tikrai visi skanus, bet sakė gydytoja, kad virtuvėje nėra gliuteno pas mus. Viskas yra be gliuteno ir be pieno. Tai reiškia, kad tai ne... O Jėzus, biški dar galva svaigsta. Oh my goodness. Tai gal taip, kad sukėliau vakar visus ant kojų, nes maniau, kad jau ir vemsiu, jau pradėjau labai silpnai jaučiausi. Ir dabar dar toks, čia kažkas, bet einu pusryčių užkast kažką, nes reikia išgerti vaistą nuo galvos skausmo, nes taip man ir nepraėjo jisai. Tai ką daktarė sakė, kad kadangi šitie gydymai yra labai intensyvūs, tiesiog lenda kažkokios senos traumos vidinės. Tikrai nebūčiau pagalvojus, kad ant tiek bus stipru. Net nežinau, ar šis restoranas dirba. Bandau laimę. O kažką matau. Yra. Pasidedu raktus, nes mano merginos kambario nebėra. Hello. Good morning. Skras. Hai. Ai, registratūra. Palieku raktus, nes mes tik vieną raktą turim, tai vis dalinami. Gereisim pažiūrėti dabar, kas pusryčiam. Maniau, nustosiu čia filmuoti, viską daryti, bet man tai patinka, žinoti. Ir man tai patinka gauti jūsų tuos... Kur vedau? Good morning. Tai mane žiūri. Žmonės šypsosi. Good morning. Pasisveikinau su blynų mergaitė. Blynų moterim. Gerai, pasiim kažką. Daktarė sakė, man labai mažai valgyt. Nesidėliuoja net mintys. Tai va, karštas vanduo, gal šiltas čia. Šiltas vandenukas, avižų košė, kurią aš labai mėgstu, ir šiek tiek vaisių. Ir jaučiu būčiau net neėjus valgyti, bet tiesiog dėl to, kad noriu išgerti vaistų nuo galvos skausmo, nes dar vis nepaėjom. Ir sako tada, kad tau liūdna, žinai. Aš atėjau pas ją ir jinai sako, tau liūdna. Ir aš tokia, what? Iš kur tu žinai? Ir jo, nežinau, man nusibodo iš tikrųjų tie prieskoniai, tie vis tas kvapas visur. Nusibodo, biškutį, ne tai, kad nusibodo, bet šiek tiek erzina, kada tu eini. Ir tau sako, hello, how are you? Please come. Tos parduotuvėlės kiekvieną kviečia užėti ir tu supranti, kad jie labai nori, kad kažką nusipirktų. Aišku, jų toks darbas, jie taip, žinai, mes baltosios, mes krentam į akis, nes čia labai mažai yra turistų, realiai tik turbūt kas į kliniką važiavę, bet šiaip gatvėje turistų yra beprotiškai mažai. O mes vakar, kai nuėjom į tą kraštą prie to uosto, ten iš vis nėra baltųjų, ten turbūt nieks ir nevaikšto, dėl to, kad ten labai, ten kaip ir savartynas, man atrodo, jie tiesiog ten meta tas šiukšles ir iš tikrųjų mane tas labai nuliūdino. Jeigu kas ir nuliūdino labiausiai, tai jau čia tas šiukšlynas prie vandenyno, aš nesuprantu, kaip galima taip negerbti gamtos. Jie taip gerbė tas dievybės, tas statulėlės, tas simbolius, taip garbina, plauna, tenai atlieka visokius ritualus. Nors tie dievai, gal jie jau, jie kažkur gali, jie tvyro kažkur ore, kaip energija, o jie garbina tas statulėlės. O tai, kas yra šalia, tai yra vandenynas, gamta, jokios pagarbos. Mane tas labai nuliūdino ir va dabar jaučiu, kad akyse kažkas, taip sakant, skauda širdį man grinai dėl to, kad ant tiek yra prišiukšlinta. Bet tuo pačiu suprantu, kad aš tai čia nieko jau viena nepadarysiu. Ir
pamokslaut nėra prasmės, bet mane labai palietė šitas. Ir šokiravo, ir iki pat širdies gelmių mane paveikė. Tai nežinau, ar čia ta trauma kažkokia ar kas jau lenda ir nuo to pradėjo man galvas skaudėti. Žinau. Žodžiu, gerai viskas. Einu pavalgyti, turiu nedaug laiko iki procedūrų. Išsikalbėjau. Pavartykim mano kortelę, kas gero prirašyta. O čia pirmos dienos visi reikalai, čia visi mano nusiskundimai. Čia nieko per daug įspūdingo. Mano svoris. Čia kažkaip tuštoka, bet va čia kiekvienos dienos treatments, tai gydymai, kas čia paskirta, o čia jau yra vaistai. Čia terapeutė mano Binita. Visą laiką Binita. Čia, kaip supratau, tas pats, same. Žodžiu. Ir čia vis rašosi feel good today, sleep good, appetite good, neck pains better. Man kiekvieną dieną vis prasideda vis kažkas, vis daugiau problemų atsiranda. Ir vis tos procedūros keičiasi. Čia, kaip suprantu, parašyta, kiek laiko trunka kiekviena procedūra, matyti. Kaip įdomiai jie laiką nuima net. Ir čia vakarykštė jau diena. Prirašyta vakar. Aš maniau, kad man nuo blynų čia, bet ne, išbraukė daktarį. Žodžiu. Vaistų prirašyta vakar, bet šiandien prieš pusryčius pamiršau išgerti. Tik po pusryčių, nes svarbiausia norėjusi išgerti tabletę nuo galvos. Taip pamiršau visą kitą. Laukiu dabar. Čia sudedam butelius, kurie jau kur panaudoti tie buteliai. Visą laiką atnešiu. Laukiam. Man labai patinka mano terapeutės. Tai mano masažo stalas čia yra. Ir aš noriu šiek tiek kai ką padovanoti. Turiu visą maišiuką aš pasiėmiau. Ir dabar supratau, kam. Būtent šitom mergaitėm. You know, I have a gift for you. It's a Lithuanian candy. Yes, it's sweet. Not healthy, but It's okay, I like it. okay. Ar tik nebūsi prisišnekėjus su tom veido kaukiam? Atrodo, tai taip fancy šmensi, tai kai gali būti nuo raukšlių ar nuo darko, bet ne, niekam nelinkiu šitos kaukės. Nes jinai yra nuo galvos skausmo, kuris man dar nepraeina. Jau mes beveik pasiruošusios eiti pietauti, bet minėjau aš apie tuos prieskonius, kad visur tas kvapas ir mane jisai jau truputėlį erzina. Aš pasilgau savo Lietuvos kvapo ir prisiminiau, kad aš turiu savo kvepalus. Aš jų kažkaip nenaudoju, nes čia labai karšta, tai tik dulksna pasipurškiu ir viskas, bet aš turiu savo kvepalus ir dabar aš labai pasigerinsiu savo nuotaiką. Labai stipriai. Nes jie man patinka. Ir jie dar kaip tik ir suteikia džiaugsmo, joy emotions. Tai, vat, kartais kvepalai, žinokit, labai duoda gerą tą toną, taip sakant. Tos terapijos kvepalų jos nebereikalo yra, o čia vis tai to žolelės, tai nuo žolelės ir jos visus turi tą indišką kvapą. Tai šiandien, kai vakar tiksliau gavau to tokio balzamiuko nuo galvos skausmo, jis jau priminė šiek tiek mėtas, šiek tiek dar kažką tokias kitokias žolelės, tai jau man patinka. Čia matau ajurvedinis, tiesiog ajurvedinis toks tepaliukas, Bliss Balm vadinasi. Aš jau čia jo čia aišku, jo aš galvoju, tai man jau nereiks grąžinti, aš turiu pilną buteliuką jo, bet galvoju
Kam čia dar dažnai galvą skauda? Nemažai čia jo. Biški žvaigždutė primena. Jūs žinote, ne? Tai gal čia tas ir yra, bet gal reiks parvežt dar. Kam galvą skauda, reiks pagalvoti. Neturėtų būti brangu. O tai va, visą laiką turi saugotis lapų, nes jie gali nukristi bet kur į lėkštę, ant galvos, didesnis, mažesnis. Tai ką, vieni mėgstamiausių reportažų, kaip aš ragauju kažką naujo, ar ne? Kadangi turiu problemų su skrandžiu ir galva, man skauda ir pykina, tai mano patiekalas šiandien susidaro iš sriubos. Tai kadangi galiu valgyti tik sriubą, tai ir kad atrodytų daugiau ir sočiau, tai bus 2 sriubos ir ginger water. What does it mean? Ginger water. Imbieras, imbiero vandenukas ir čia yra medus ir laimas. Taip. Ir čia yra karštas dalykas, tai truputėlį reiks laukti, kol atvės. Sriubytė, citrinų sriuba su kalendrom. Paragaukim. Labai daug kalendros. Citrinų nejaučiu, bet čia yra toks daržovytės visokios. Biški kalafiorų, morkytės. Žodžiu, va tokia. Visai skaniai. Taip lengvai skaniai pavalgys. Aš jau tikrai jaučiau, kad man yra per daug maisto pastarosiom dienom. Aišku, daktaras sakė, kad tikrai ne nuo maisto, nes ir blynai yra be gliuteno, yra iš kažkokių kitokių miltų. Jie visą laiką skirtingi, ne visą laiką ten, pavyzdžiui, kažkada buvo iš ryžių miltų, kažkada dar kažkokie kitokie, bet tai nėra gliuteniniai. Pieno irgi nevalgau, tai reiškia, kad tai yra mano problemos ne nuo maisto. Ir kaip daktarai sakė, senos traumos kažkokios lenda į paviršių. Gerai, valgom. Tuktuko metas. Važiuosim 25 maždaug minutės, gal ilgiau, gal trumpiau šiek tiek. Važiuojam į ortodoksų bažnyčią ir šiek tiek nusileidus link paplūdimio, tenai rasim didžiulę milžinišką Šivos statulą, kurią aš mačiau per Google prieš kelionę. Pasirodo, čia visai pas mus. Tai į tą bažnyčią, kur rodžiau praeitą video, kur matėm nuo to šiukšlyno paplūdimio. Važiuojam dabar tokiu švaresniu rajonu, mes nusprendėm, kad jis yra prestižinis. Bet šaligatvė tai va visur vienodai. Man atrodo, čia dėl to, kad jie čia tuos lapus degina tuose skylėse. Tai tokių kaip šaligatvė čia net taip ir nėra. Prieš posūkį jie va taip, žodžiu, bendrauja garsais, o pačių posūkių nelabai jie čia ir rodo. Pralindo. Tokia aštuoniukę padarė tarp mašinų. Tuktuvės pralindo. Festival. What? Festival. Yeah. It's 10 days. And what about this temple? This temple is God. 10 days. Prašėm atvežti mus iki bažnyčios, bet mus iškart atvežė prie tos Šivos statulos, kur yra va ten, o čia yra tiesiog šventykla, o ten statula. Tai mes dabar turim kažkaip sugalvoti, kaip ją nueit.
O per tą laiką tuktuko vairuotojas sugalvos, kaip nuvežti mus iki tos bažnyčios, nes jis nesuprato mūsų. Bet jie labai didelį. Šita jau didelį. Šita didžiausia, kokią matėm. Ir Šiva turėjo, ne, 3 vaikus. Tai Ganesha, ta Barakadį, kur vakar buvom, Barakadį. Ir dar vieną sūnų. Kokį? What's other? Сына. А вот забыла, как зовут. Забыла. Mes paieškosim ir parašysiu į titrus. Tai va. Man irgi tie, tų dievybių visos šeimyninės padėtys dar, taip sakant, pakankamai naujas dalykas. Ir štai, paplūdimys. Pasirodo, mums čia reikia, kaip temple, ir čia yra eilė. Daug batų. Ai, žiūrėk, dar čia viskas prasideda. You see before come. I'm waiting for this parking, okay? Okay, and that temple, Shiva's temple, Yeah. and but this is closed. This is another, yeah. Yes. Yeah, this is another. Only another. Yeah. Okay, see you. Thank you. See. Paskutinis reportažas, nes ten toliau nebus galima filmuoti. Tai va, vis dar laukiam bilietų. O paskui kaip bus, tai bus. Kaip kojam čia karšta. Bet jūs tik pažiūrėkit. O, kokia didžiulė. Kokia milžiniška statula. Čia yra vandenynas. Man kaip visada gražiau gamta. Bet ten vat didžiulis paplūdimys. Tas bangos. Užlendinėja. Čia, mes čia stovim ir, o kiti eina. Tai čia, kur yra ta statula, čia yra urvas. Čia yra urvas. Can I? This is inside my photo video not available. Okay. I turn off. This is outside. Oh, Left entry, right exit. Okay. Okay. Va, išlindom iš urvo ir va, vaizdelis toks. Čia yra tas uostas, kur mes vakar buvom, tik iš kitos jau pusės. Senvartis. Urvo pabaiga, išlenda žmonės. Ir ten nebuvo galima filmuoti. Snake. Wow. Aš tikiuosi rasiu pro kur ten nueiti. Dar galėčiau iš toliau biškį nufilmuoti. Ir va tokių, va, aišku, tik tai mažesnių, va tam urve pilna visokių. Šiva, Parvati yra žmona. Šito tenai, va, jie buvo gražiai tokiam lotose sėdėjo. Ir Ganesha, ten, nu, žodžiu, jo šeima čia visi. Va. Tik labai karšta kojom. Labai karšta. Auč. Negaliu stovėti vietoj. Tikiuosi, čia gerai matysis jinai. Jis labai didingai atrodo iš tikrųjų. Bet kaip atrodo viduj, galima čia pamatyti. Čia yra toks skelbimas. Va tos statulos visokios, va čia Šiva su Parvati per vidurį. Labai daug gražių, va šita labai graži buvo, su daug rankų. Tai va tos gražiausias man. Žodžiu, apėjom savo tą šventyklą. Dabar mūsų tuktuko vairuotojas mūsų čia laukia kažkur, bet mes neatsimenam. Nei kaip jis atrodo, nei kaip tuktukas atrodo. Čia tų tuktukų tai labai daug. We're looking for our tuk-tuk driver. Looking for your driver. Somewhere here. Somewhere here must.
Yes. We have his contact number. Štai ir jis, mes jį radom. I want to ask you, maybe you can stop in some gas station? Gas station. Yes, I want to take a video, a little bit video, Okay. in gas station. Thank you. Atvažiavam. Žodžiu, special for me, atvažiavam ir čia yra tik tai gas, tik tai benzinas. O kaip čia tos kainos dabar? Jūs, kas žiūrės iš vyrukų, tai patys ir susipraskit. Kilogramais ar kuo, kas čia per kainos. Galit nuotrauką pasidaryti, va, išsiverst. Okay, And why is no diesel today? Why is... ഇത് കംപ്രസർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ്. Natural gas. Yes. Natural gas. And no diesel? This meaning is CNG. CNG. കംപ്രസർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. Compressor natural gas. Yes. Okay, no diesel. No gas. Yeah, this. ഇത് നമ്മളെവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലേ? This coming in outside, but natural gas. Okay. From India? Yeah, From India. from India. Indian അല്ലേ? 1 kilo 50 kilometer. 50 kilo? 1 kilo 50 kilometer. 1 kilo gas on 15 kilometer mileage. Yes, 1 kilogramas benzino, 15 kilogramų. 1 kg Indian price 90. 90. 90. Yeah. ഇവരെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ Not expensive now. ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിക്കണല്ല, കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ അല്ലല്ലേ? ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ, മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. This company is a Singapore, Oh, but manufacturing India. okay. Yeah. Okay. Very interesting. Yeah. Thank you. It's a Malay language, yeah? Yeah, Malayalam. Malayalam Yeah. language. Pasirodo, čia net ne benzinas, čia dujos. Čia yra natūralios dujos. Ir jie važinėja ten. Nu, žodžiu, ne iki galo gerai supratau, nes jis labai greit šneka, tai aš paskui pasiverčiu grįžus. Bet, jo, čia kam reiks tam tą suprasti. Nugi, atvažiavom į tą ortodoksų bažnyčią. Šiaip netaip suradom. Iš savo video nufilmuoto iš vakarykščio uosto laivelių, parodėm nuotrauką ir jis mus atvežė. Čia apie 20 minučių kelio nuo tos Šivos bažnyčio, tos šventyklos. Čia labai įdomus dalykas, jis toks kaip auksinis atrodo. Kokia jau paskirtis, aš nežinau. Bet mes einam jau čia dabar. Jie visi su tais ant kojų vaikšto grandinėlę. Ir labai mėgsta filmuotis ir šypsoti. Nu, labai didelį bažnyčią ir visur durys adaros. Nu, nenuostabu čia Indijoje, kai taip karšta. Altorius ir čia taip vietos daug. Pas mus jau ten, kur kėdės, čia tie suolai jau pas mus baigėsi bažnyčios, o pas juos dar ten tik suolai prasideda. Tai va, visur durys atviros, daug. Ir taip galingai atrodo tos lubos, tais medžių rastais. Pažiūrėkit, koks ventiliatorius. Čia, matot, čia yra ventiliatorius. Ir ten dar vienas didžiulis ventiliatorius čia. Nu, pasižiūrėkim, kaip mums seksis viešajam tualete. Vairuotojas sakė, kad šitas rajonas yra viduriniosios klasės. Todėl čia yra švaru, čia jie šluojasi, čia jau šiukšlinių visur matosi. Tai jie čia, taip žodžiu, tvarkingai. Kvapas ne kažką, bet
Good? Oh, very good. Ух ты! О! А! You see? Вай! Вот это репортаж! Čia yra varpelė. Varpa. Žiūrėkit. Čia yra priešpilnis. Indijoje priešpilnis guli. Pas mus jis stačias, o Indijoje guli. Įdomiai, ne? Ir čia mes nusileidžiam į aikštelę. Čia va tas. Ir dabar einam pažiūrėti į tą uostą. Vėl per šiukšlynus. Bet čia vis mažesni gal tai šiukšlynai. Nu va taip. Čia tokia kaip aikštelė, bet ne kaip ir ne aikštelė, čia tiesiog. O, kaip varnų. Visai gražiai atrodo, daug žydros spalvos, taip čia tamsu nuo saulės, bet va čia yra laivų uostas. Daug laivelių. Saulė leidžias po truputėlį, nes dabar pas mus jau yra apie 5 valandą vakaro. Tai čia viskas gražu. Gražu, kol žemyn nepasižiūri. Pro čia atėjom tiesiog. So, now you said diesel price. Čia kilogramai, litrai, bet čia žmogus nešneka. O, petrol, diesel. And what a price. How much diesel? How much? Where is the price? It's a price? Money. Petrol? Yeah. And diesel? This is kg. What about price? This price 1 liter petrol is 107. 49. It's a petrol. Yeah. And Diesel price എത്രയാണ്? 96 Diesel 96 and 49. 96 or 49. Yeah. 96 and 49. 1 liter. 1 liter. Lesser than liter. Okay. But no price. No price. Yeah, this typing on price come. Okay. This on petrol using and petrol right. This Petrol. diesel using and diesel right. This using. Kad gautum dizelio kainą, reikia čia pažiūrėti. I can some video, just some video. So it's a price. Diesel price. Yes. Yes. Euras kablelis 7.